Sveiki, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt. Ar atradė savo gyvenimo pašaukimą? Ar turi savo mylimą veiklą? Jeigu ne, šiame video pasidalinsime 3 patarimais, kurie tau padės jau šiandien atrasti savo mylimą veiklą, atrasti gyvenimo pašaukimą ir galėsi iš to pradėti uždirbinėti. Dabar, kam tai skirta, kam šitas video skirta? Jeigu tu turi nemylimą darbą, jeigu turi nemylimą veiklą, jeigu mylima veikla tau neuždirba, šitie patarimai jau padės šiandien tikrai suvokti, kur tu turi eiti, ką daryti ir kur yra iš tikro tavo tikrasis pašaukimas, kokia yra tavo misija. Taip pat, jeigu jau turi savo pašaukimą, jeigu turi savo mylimą veiklą, tai irgi tau šitie patarimai padės suvokti arba prisiminti svarbius dalykus. Taigi, šitie 3 patarimai bus ne iš manęs, o iš žmogaus, kuris yra šalia manęs prie upės. Tai yra Saulius Bagdonas. Ir Sauliu paklausiu, taigi, kokie 3 patarimai žmonėms, kurie nori atrasti savo veiklą, mylimą veiklą, kurie nori atrasti savo gyvenimo pašaukimą? Pirmas dalykas, reikėtų apskritai suvokti, kad reikėtų turėti savo didį gyvenimo pašaukimą ir dirbti darbą, kuris tau labiausiai patinka. Reikia turėti tą darbą ir tą veiklą, kuri realizuoja maksimalius tavo talentus ir gebėjimus. Tai va, tiesiog, jeigu tai jau turi, dėk sau liuksą, jeigu ne, tai galvokime, kaip tai padaryti. Pirmas dalykas, drąsiai savęs paklausk, koks yra tavo didysis gyvenimo tikslas? Arba kiti tai vadina, kokia tavo didžioji gyvenimo prasmė, kokia didžioji tavo gyvenimo misija. Pavadinimą pasirink kokį nori, bet klausk nuolat savęs tai, nuolat. Ir tiesiog, to jau pat paimk ant lapo, užrašyk, mano didysis gyvenimo tikslas tai ir parašyk atsakymą. Man nepavyko iš pirmo kartą atsakyti, tai nebijok. Tiesiog kiekvieną dieną žiūrėk į tą lapą, į tą užrašymą ir kai parašysi tai pažiūrėk, ar tai yra tiesa. Mano didysis gyvenimo tikslas yra ir surasti atsakymą. Kitas dalykas, labai svarbu, nuo tos pačios akimirkos pirmosios, kai tu atsikėlė iš pat ryto, pažiūrėk visą dieną, kaip jinai nuo pat ryto iki pat vakaro, kaip tu jautiesi. Kokiomis akimirkomis tu jautiesi super, kokiomis akimirkomis tu jautiesi nelabai, arba visai blogai. Čia labai yra svarbus momentas, nes tai labai smarkiai parodo ir indikuoja, ar tu esi ten, kur to reikia būti ar ne. Mano nuomonė, jeigu tu darai tai, kas tau patinka, turi savo gyvenimo pašaukimą, nors ir tau gali būti sunku kažką daryti, darbai gali būti kai kurie netgi nuobodus, bet iš esmės tas savijauta tau turi būti tikrai puikiai. Ir paskutinis dalykas, trečias dalykas, kuriuo šiandien norėčiau pasidalinti trumpai, tai yra paklausk savo aplinkinių. Ramūno, kuris yra čia, va, taip, pavyzdžiui, jisai, ne, paklausk jo. Ramūnai, tavo nuomonė, kokias savybės aš turiu, arba ką aš tokio nuostabaus darau, ir kur aš galėčiau realizuoti save, nes kartais pats, nepastebiu. Paklausk savo mamos, savo tėčio, savo draugo, savo bendradarbio netgi savo boso gali paklausti, kaip tu manai, ką aš geriausiai darau. Gali būti, kad šitą klausimą, jeigu užklausi savo boso, savo viršininko, ką aš darau geriausiai, jeigu pasakys tai sakysi, o kodėl aš darau tos dalykus, kuriuos aš darau blogai. Ir dar kitas labai svarbus dalykas, pasakyk, tai yra, būk geras, pasakyk tiesiai šviesiai. Jo, be jokių nesąmonių. Bet tiesiog, netgi va taip trenk normaliai man, kad būtų net nepatogu. Ir ekstra patarimą dar vieną duosiu. Tai atsakyk sau labai aiškiai. Vat kaip tu dabar pasakyti dalyką, kuriuose vietose tu savo meluoji. Kiek tu laiko save apgaudinėjai. Lygiai taip pat man tas galioja, Ramūnai ir visiems kitiem. Tai reiškia, kur mes save truputį, kaip sakyti, feikinam. Ko mes nedarom iš tikrųjų, ko norim daryti. Paklausk savęs labai aiškiai, kur tu savo meluoji. Ir kur tu savo turėtum sakyti daugiau tiesos. Ramūnai, turi kažką pridėti? Taip, tai dabar šitie 3 žingsniai, aš manau, kad kiekvienas iš jūsų, jeigu tikrai darytumėt, pamatytumėt savo gyvenimą visai kitokiu kampu jau dabar. Bet esmė tame, kad kaip ir fitneso turbūt treniruotė, jeigu darai namuose, tu tik tai šiek tiek save paspausi. Lygiai taip pat kaip Vingio parke, jeigu matai, yra fitneso treniruotė, žmonės, kurie 30 grupėje žmonių treniruojasi ir sako, laikyk 30 sekundžių ir laiko 60 sekundžių, nes kiti nepasiduoda. Tai lygiai tas pats ir čia. Mums reikia kažkaip tai paversti šitus žingsnius praktiką. Paversti juos jo vieta, energija ir žmonių grupė, kurioje galima visą tai giliai iš tikrųjų iškapstyti ir iš tikrųjų įsigilinti ir leisti kitiems netgi priversti tave gilintis ir nepasiduoti. Todėl Saulius organizuoja šį pirmadienį mokymus, kurių pavadinimas yra Atrask savo pašaukimą, turėk savo veiklą. Taip. Ir šių mokymų esmė kokia yra? Kad ne tik tai, teorija, ne tik tai kažkokia praktika namuose ir žinant šitus žingsnius, bet iš tikrųjų pilnas pasinerimas
į save šalia kitų žmonių paprašymas būtent to feedbacko, kad tu gautum iš karto atsakymą, žinai, ką žmonės apie tave mato, ką apie tave galvoja, kad tu iš karto susidarytum ne kažkokį klaidingą supratimą apie save, apie gyvenimą, pagal kurį sprendi, ką tu turi daryti arba ką tu nori daryti, bet būtent aplinkoje, kuri yra, turbūt visi ten yra supportive, nu, kitaip sakant, suprantantis, padedantis ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, jeigu tu sakysi, man atrodo, kad aš noriu ir to gyvenime, jie sakys, jo, davai, žinai, ar tikrai tu nori, ir taip toliau, užuot sakė, nu, bet aš to neuždirbsi, jo, ir taip toliau. Kas dar? Tai yra, kiek žinau, tai yra 3,5 valandos. 3 lektoriai. 3,5 valandos nėra pliusas, beje. Taip. 3 yra lektoriai, kurie paims skirtingus žingsnius, kurie reikalingi būtent perėti. Tai skirtingus požiūrės. Ką tu... Aš daugiau dirbsiu visi mes dirbsime su motyvacija, iš esmės, aš padėsiu tą didžiąją pradžią, kalbėsime, būtent grindisimės, koks yra tas tavo didysis gyvenimo tikslas, klausime tau patogius ir nepatogius klausimus, susirašysime tavo pradinius tikslus ir tada žiūrėsime vis dėlto, o kodėl tu nedarai? O kodėl tu nedarai? Arba ką reikia daryti, kad pradėtum pagaliau daryti. Tai Donatas... Tai tu užvesi ant kelio. Taip, užvesi ant kelio. Tada yra mano sekantis lektorius Donatas Kantakavičius, kuris smarkiai dirbs su emocijomis, baimėmis ir įsitikinimais, kas ir mane, ir tave, ir tikrai daug ką apriboja, ir mes turim dirbti nuolatos. Ir super druper Saldainis, tai yra mano kolega, mano draugas Tomas, kuris neseniai praleido 7 mėnesius Tailande. Ir mes jam leisime 20 minučių pasidalinti jo patirtimi, kaip galima darbą suderinti su poilsiu, ne tik Lietuvoje, bet ir egzotiškose šalyse, kaip galima dirbti daug mažiau ir uždirbti tuos pačius arba didesnius pinigus. Tai man jis yra puikus pavyzdys, aš tikiuosi, kad ir tave įkvėps ir mane ir visus kitus. Tokių žmonių mums nuolat reikia pavyzdžių. Tai tų pavyzdžių bus daug ir daug istorijų ir daug tavo istorijų, kurias įkvėpia. Gerai, pasakyk, kokie žmonės maždaug ateina, būtent kokiose gyvenime pasimetę situacijose yra ir kur, žinai, kokioj būsenoje jie ateina dažniausiai tokius seminarus? Kai kurie labai nusivylę gyvenimu, kai kurie mažiau, kai kurie dirba likti darbus, kurie yra okei. Nu, žinai, kas yra okei. Uždirba, injekcija gera. Gal ne viskas patinka, bet kaip ir okei, statusas ir taip toliau, bet žmonės ateina tikrai pakankamai tokie ir iš vadovybės pusės, žinai, ir vadovų, ir netgi ir verslininkų ateina studentų, ateina tiesiog paprastus darbus dirbančius, tvarkingus darbus žmonės, kai kurie labai nusivylę ateina. Ar ateina žmonės, kurie jau turi, sakykime, tam tikrą mylimą veiklą, bet galbūt neturi ugnelės tos, ar pametė yra? Kai kurie žmonės ateina, sakau, kas žinot jau savo, ten pakelkit rankas savo veiklą. Žinau. Atsakau, tai ko čia atėjai, tada aš sakau, sakau, atgal namo. Nu, sako, supranti, mėtųsi tarp tos ir tos, pavyzdžiui, nežinau, ar būtų tai geriau daryti, ar tai daryti. Ir, nu gerai, tai žiūrim. Vis dėlto, kas tai yra iš tikrųjų, kodėl tu galvoji iškart apie 2 veiklas. Arba klausimas, kodėl tu iškart 2 veiklų nedarai. Kodėl ne? Gerai. Ir ko gali tikėti žmonės, arba žmonės, kurie jau pereina, kokį rezultatą jie gauna, ką jūs pamatė, žinai, kaip gyvenimas žmonių keičiasi, kaip jų nuotaika, kaip savijauta ir taip toliau. Garantuoju tikrai pozityvumo bombą, tai čia faktas. Tikrai daug kas suprasi apie save. Suprasi, pirmas dalykas, prislėsim, kas tu esi, reiškia, kuo tu esi tas toks žmogus unikalus. Antras dalykas, ko tu iš tikrųjų nori. Ir trečias dalykas, ką iš tikrųjų dabar jau tau, netgi grįžus į seminarą 10 valandą namo, ką tau dabar jau reikia daryti. Dabar. Ir tada tik tu mėgis pokyčiais. Viskas. Esminis dalykas. Žinai, kas tu esi, ko tu nori ir daryti. Darys tik tada, kai nebijosi. Tai mes su tom baimėm. Ir dar kitas labai svarbus dalykas, tai yra žmonių palaikymas, žmonių grupė, žmonių, kurioje esi, kiek žinau, tai jūs palaikote, po to ryšius, tai reiškia, jeigu kažkas sako, žinai, aš to ir to noriu gyvenime, jūs pračekinat, patikrinat, žodžiu, kiek žmonės, kaip sakyti, kiek jie progresuoja tam gyvenime, su tai žmonėm, kuriem įsipareigojo, jie vis tikrina arba kalba, žinai, pastumia ir taip toliau, kad vis dėlto tai nebūtų tik tai kažkoks vieną kartą atėjimas ir padarimas, bet iš tikrųjų būtų pakankamai tas ilgas reikalavimas, žinai, žmogaus, hei, aš žinau, kas tau patinka, bet žinai, ar tu darai iš tikrųjų ar ne, ar tu darai ar ne. Ir tai būtent padeda žmonėms jaustis saugiai, jaustis, kad jie nėra vieni ir jaustis, kad jie kažkieno yra palaikomi. Tai yra svarbiausias dalykas. Nuolat pušinsim video visokius. Jo, ir klausimas kitas, žinai, klausimas jums turėtų būti. Klausimas toksai yra. Ar dabartinis gyvenimas, kurį gyvenate, vertas yra nieko nedaryti? Ar dabartinis gyvenimas, kur dirbat
tam tikrą darbą, arba turit mylimą veiklą, bet neuždirbat iš to. Ar iš tikrųjų jie apsimoka toliau gyventi. Jeigu ne, kažką reikia daryti, ne, kažkur reikia eiti ir taip toliau. Ir taip, galbūt šitie mokymai, žinai, nėra 100% tie, kurie šiuo metu galbūt tau patiks ir taip toliau, nes tave privers augti, tave privers, žinai, iš tikro klausti klausimus, kurie tave priverčia šiek tiek jaustis nesmagiai, bet to reikia būtent, kad tu perliptum per save, kad tu perliptum per tos visus blokus, kurie tau trukdo. Ir jeigu tau šiuo metu yra tikrai nemalonu, ne faina gyventi, neužsivežęs, nekaifuoji nuo gyvenimo, tau reikia kažką daryti. Šie mokymai yra vienas žingsnis, kurį tu jau gali daryti, kurį gali žengti. Mokymų pabaigoje vis tiek yra pinigų grąžinimo garantija, tai jeigu tau labai nepatiks, žinai, jeigu tu nerasi kažko, nieko ypatingo ir taip toliau, galėsi paprašyti grąžins pinigus ir sakysi, žinai, ačiū už gerą laiką, bet tiesiog man šiuo metu to nereikia. Tai nieko tikrai negali prarasti, jeigu nueisi pasižiūrėsi ir pradėsi susipažinti su naujais žmonėmis, pažiūrėsi, ką kiti daro, pažiūrėsi, kaip kiti yra užsivėlę, užsivertę savam gyvenime, užsisukę ir kur jie yra užstrigę. Jeigu tau yra svarbu savo gyvenimą padaryti kitokį ir laimingesnį ir geresnį ir fainesnį. Ką vienintelį dalyką reikėtų padaryti, tai yra apačioje yra anketa, kurią užpildęs, gausi registracijos patvirtinimą ir galėsi dalyvauti mokymus ir visą informaciją sužinosi daugiau. Tai va, ačiū Sauliau už patarimus. Ačiū, dar kartą labai greitai. 1, 2, 3. Kokie patarimai? 1, 2, 3. Pirmas dalykas. Klausk savęs, ko tu iš tikrųjų nori. Antras dalykas. Stebėk save, kaip tu jautiesi visą dieną. Nuo pat ryto iki pat vakaro ir iki pat nakties. Ar tu nori keltis, ar tu nori eiti miegoti greičiau, ar nori šis gyventi. Ir trečias dalykas, po kol kas, bus patarimų daug daugiau vėliau. Ką sako apie tai pažįstami, aplinkiniai, tavo artimiausi žmonės? Kur tu esi gabus? Ką tu iš tikrųjų reikėtų daryti? Ką tu ignoruoji? Go. Registracija yra apačioje. Spausk ir einame maudytis.